Tai labai sveiki visi atvykę į mano kalėdinį video. Man atrodo, aš pirmą kartą darau kalėdinės atributikos video ir šiaip džiaugiuosi, bet žinokit, buvo kas veikt. Pasirodo, kasmet daugėja įvairių kalėdinių dekoracijų, kad kiekvienais metais atrodo atsiranda vis daugiau puodelių, vis daugiau lėkščių, vis daugiau žvakių, kad tiesiog nebežinai, ko griebtis. Tai šį kartą aš apsilankiau ir Outlet, ir Akropolį, ir apsilankiau iš viso 6 parduotuvėse, tai Sinsėjų, kur dabar matote, apžiūrinėjau kepurėlės, apsilankiau Half Price, apsilankiau Pepco ir paskui Akropolį, Zara Home, H&M Home ir Tigeris. Aš kadangi jau buvau visose parduotuvėse ir darau voiceoverį jau post factum, tai tiesiog galiu pasakyti, man prilipo tai, kiek daug puodelių per visas parduotuvės. Gal labiau Pepco ir Sinsėjui ir Tigerį puodelių, nežmoniškas kiekis, tai kiekvieno skonį jau kažkas tikrai atras, kad ir yra išrankesnis puodeliams. Man, pavyzdžiui, tikrai buvo visai gražių tokių puodelių, galėčiau pasimti ne vieną, bet kadangi aš stengiuosi neapsikrauti, tai šį kartą savo puodelio tokio kaip ir nepirkau, bet žinokit, tiesiog kosmiškai daug vien tų puodelių. Tai nežinau, kas čia atsitiko, kad vien tiesiog puodelių tiek daug užkrovė, bet buvo labai daug ir kitų dekoro namams, ir žvakės, ir pagalvės, kaip minėjau, ir apskritai tiesiog daiktai, indai. Aš tikrai neskatinu eiti pirkti dabar visko, ką jums tik tais parodau. Gal tiesiog kartais smagu tiesiog pasivaikščioti, pasimti kavos puodelį ir prasyti pro parduotuvės, pažiūrėti, kas gero, pajausti tą kalėdinę dvasią. Realiai aš nieko nebuvau nusipirkusi savo. Vieną tiesiog puodelį iš Tigerio spalvinimui, vėliau parodysiu. Bet esmė, jeigu taip neskubant, pasivaikštant po parduotuvės, tikrai įdomu pasižiūrėti, ką gero naujo kalėdiško, kas madoj dabar, kas trendina, ko naujo išrasta. Bet vien dėl to įdomu, nebūtinai jums reikia eiti ir pirkti viską, tiesiog man buvo smagu pasidalinti, kas gero parduotuvėse, nes, kaip sakau, kiekvienais metais atsiranda visko daugiau. Tiesiog sesiai paėmiau Hello Kitty puodelį, nes jai labai patinka Hello Kitty. Einam į Half Price ir ten yra iš tikrųjų kosmosas, kiek visko daug, aš ten tiesiog būnu overstimulated ir čia prieky jo dar viskas faina, bet ten gale parduotuvės aš jau vienu momentu galvojau, aš net nebežinau, ką jums filmuoti, nes ten visko daug. Tai jeigu jums patinka labai stipriai švęsti kalėdas, apsidekoruoti namus, tai čia ta vieta, kur jums rekomenduočiau ateiti, prasisukinėti ir neskubėti.
vienu momentu pagalvojau, kad filmuoju tiesiog gražių puodelių video, nes ko daugiausiai buvo, tai puodelių. Tai turbūt šitam video ir girdėsit išskirtinai puodelis, 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 bet pasistengsiu neišsiplėst. Tai tiesiog Half Fries gali rasti tikrai labai daug ko ir jie mėgsta pakoordinuoti ir spalvom. Šį kartą buvo ir rožinės, ir raudonos, tai jeigu norite rožinio dekoro, tai žinot jau kur ieškot, tai paleidžiu toliau jūs mėgautis dekoru. Paskutinė stotelė outlete bus Pepco ir jie turi labai daug kalėdinio dekoro ir pastebėjau, kad jie pasipildė ir kalėdiniais žaislais, ko pernai liktais nemačiau, kad tiek būtų buvę, bet jie tokie ganėtinai mėly, tai manau vaikams tikrai patiktų.
Tris parduotuvės apeit man užtruko valandą, gal net daugiau. Ir taip atidžiai išsižiūrėti, taip vieną iki vieno daikto net nepavyko. Tai jeigu jūs norite, ateikit, apsižiūrėkit, nes, pavyzdžiui, Half Price aš kaip buvau, tai dar tiesiog krovė tos kalėdinius daiktus, ta prasme, niekad nesibaigė jie. Tai jo, žinokit, pasirinkimo, va. Ir praėjo porą dienų, aš važiavau į Akropolį, nes niekad nesu specialiai važiavusi į Zara Home, H&M Home kalėdiniu laikotarpiu pasižiūrėti dekoro, dažniausiai nebent internete ar kokiam TikTok'e pamatydavau kažką, bet šį kartą nusprendžiau atvažiuoti ir jum nufilmuoti, kas yra, aišku, Zara, H&M, jie turi jau tokių labiau stilingesnių, sakykim, dalykų, tokių gal labiau minimalistinių, nelabai tokių ryškių, bet man irgi labai patiko, tai jo, buvo labai faina pasižiūrėti gyvai į tuos daiktus, tikrai buvo labai daug gražių, jeigu turėčiau neribotą biudžetą, tai būčiau prasitaškius, manau, šitose pardėse. Dabar tiesiu taikiniu į Tigerį ir man ten šiaip patinka, šiaip savo užeiti, nebūtinai per kalėdas, jie ten turi tokių niekučių ir jie dažniausiai būna nebrangus, vieną kitą galima rasti daiktą, ne visada, kartais tokie vaikiški būna, bet šį kartą buvo tikrai visai tokių gražių dalykų, tai kaip minėjau, nusipirkau porą podelių savo ir vyrui, tiesiog kažkokį vakarą pasijungti filmą ir neskubant pasipaišyti, dar niekad nieko panašaus nesam darę ir tie podeliai dar buvo netgi su nuolaida, tai tiesiog apsimokėjau kaip ir pirkti tokiam užsiėmimui ir šį kartą buvo tikrai tokių jaukių, gražių, spalvingų daiktų, tai kas norit va kažko tokio ryškaus, tai irgi čia galite užeiti, labai nebrangu ir šį kartą kolekcija tokia kalėdinė miela, tai man visai irgi čia patiko, buvo gražu prasivaikščioti.
Ir paskutinė stotelė H&M Home, tai pripažinsiu, čia buvo mažiausiai kalėdinės atributikos, jos buvo šiek tiek, bet ne per daugiausiai, tai gal norėtųsi kažkiek daugiau visko, nes H&M būtent šitam būna dažnai tokių jau užsibuvusių daiktų, bandoma išparduoti daiktų, tai tos kalėdinės dvasios čia, sakyčiau, buvo mažiausiai, buvo tokių gražių daiktų, kurie visai patinka, bet tikrai nedaug. Tikiuosi, kad patiko šitas video, čia turbūt ir užbaigsime, tai jeigu tai būtinai paspauskite like, paspauskite hype mygtuką, prenumeruokite mano kanalą ir kitas video bus, kaip aš pražiūrėsiu, kas gero Eurokos advento kalendoriuje ir tuo pačiu aš kaip ir pernais darysiu konkursą laimėti kažkokias tai priemonės iš jo. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim jau greitai. Iki.